Aišku, prijungus iškart keitiklis veikia, tai vėliau bus jungtukas šitam tarpe, bet dabar labiau prasitestuot norisi. Taip, viskas matosi. Oho. Todėl reikia tikrint prieš jungiant ką nors, nes tikrai nieks nenustatinėja 0 voltų, ar mažiausių voltų. O, kaip pataikiau, lygiai 12. Va. Dabar, žodžiu, pasijungsiu kolonėlę, nes su keitikliais ir gan jautrom mikroschemom su prastu maitinimo trikdžių atmušimu, ar kaip čia išverst, PSSR blogu, tai būna trukdžių, nes visgi šitas daiktas nepakelia įtampos stebuklingo, jis kapoja ir tada bando išlyginti tas pulsacijas į kondensatorių išėjimą. Tai kažkiek milivoltų triukšmo neišvengiama, todėl aš čia taip ir noro darau, kad tiesiog greitai pajungti ir sužinoti, ar turim problemą ar ne. Ką, pažiūrėsim, ar čia bus ūžimai, triukšmai, įėjimą iš vis atvirą palikau, kad kuo didesnė tikimybė būtų trukdžiam. O, tylu kaip žemė iš tikrųjų. Aš jau klausiau už kadrą, bet šiaip jo visiškai jokio triukšmo, taip pat ir matom 12 voltų, tiek užkėlėm, tiek ir matom. Tai ką, liks pabandyti progruoti, pažiūrėti, ar pagarsinus nesidaro kokios problemos. Sumontavau akumuliatorių per 6 vadinamus lipdukus, tos, kur kaip ant drabužių būna, jie būna lipniais šonais. Taip pat modulį įtampos kelimui sudėjau, įtampą nustačiau 16 voltų netgi, nes galima iki 18 šito mikroschemum, o ekraniuką pajungiau, kad rodytų tikrąją akumuliatoriaus įtampą, nes kam tą pakeltą stebėt, kuri nekinta. Dabar prie 16 voltų ir gale 1,5 kart didesnė, bet žinant, kaip klausa veikia, tai vargiai juntama, bet toks bonusas. Tai o kaip groja taip pat, kaip grojo anam video, niekas grojime nepasikeitė, nes nieks ir neturėjo pasikeisti.